Šiuo metu Vilniuje yra apie 308 tūkstančiai šviestuvų. Per metus jie sunaudoja apie 19 milijonų kWh elektros energijos, o tai sudaro apie 13 milijonų litų per metus. Kartu mes turime ne tik didelės elektros ir eksploatacinės sąnaudas, CO2 emisijas, įrenginiai nėra suderinami tarpusavyje ir neatitinka standartų. Taip pat specialistų vertinimų gatvių apšvietimo infrastruktūros nusidėvėjimas yra apie 86%. Taigi Vilniaus miesto valdžia artimiausiu metu turės priimti sprendimą dėl Vilniaus gatvių apšvietimo tinklų atnaujinimo. Jau visą praeitų metų gruodžio mėnesį Vilniaus mieste yra vykdomas eksperimentas palyginti LED šviestuvų technologiją su dabar naudojamomis aukšto slėgio natrio lempų technologijomis. Goštauto gatvėje yra įdiegta 40 ledinių šviestuvų ir mes atlikom matavimus lygindami tų šviestuvų darbą. Sumažinus galią 3 kartus ir daugiau, apšviestumas liko maždaug toks pats. Šis eksperimentas mus labai nudžiugino ir mes galvojam, kad šita technologija yra perspektyvi, apšviečiant LED šviestuvais netgi geriau skiriamos spalvos negu natrio šviestuvais. Ir spektras yra ne geltonos spalvos, bet daug maža balta šviesa. LED apšvietimas leistų sutaupyti nuo 1/3 iki 2/3 elektros energijos, bet kartu mes turėtume modernų, ilgaamžišką, saugų, patikimą ir ekologišką gatvių apšvietimo tinklą Vilniaus mieste.